Kino pavasaris šiemet švenčia 20-ąją gimtadienį, o konkursinė programa Baltijos žvilgsnis organizuojama tik tai antrą kartą ir mes ją keliame labai didelius tikslus. Ir aš labai džiaugiuosi šiandien pareikšdamas, kad mes išpildėme savo uždavinius. Tai Baltijos žvilgsnis yra dabar toks, kokį mes ir siekime matyti. Šiemet Baltijos žvilgsnis yra turtingas ypač provokuojančiomis, aštriomis ir aktualiomis temomis. Mūsų atrinkti filmai kalbės apie eutanaziją, anoreksiją ar per daug anksti išėjusių artimųjų ilgesį ir apie depresiją, kurią ypač žaismingai atvaizduoja Niujorke gyvenanti latvių animatorė ir už šį pilnametražį animacinį filmą Akmenys mano kišenėse jį nusipelnė kino kritikų asociacijos Fipresi prizo Karlovo Varų kino festivalyje. Jeigu paklaustumėt, kokį filmą aš pats norėčiau labiausiai išskirti, tai iš karto paminėčiau Revoliucijos angelus, Aleksėjaus Fedorčenko filmą. Šis autorius visuomet pasirenka neįtikėtinas temas ir tikras istorijas perpina per savo ypač menišką viziją. Revoliucijos angelai tai Fedorčenko vizijoje gimusi 1930–1933 metų laikotarpio įvykių interpretacija. Bet tai, ką jis rodo ypač harmoningai, žaismingai ir netgi su humoru, galime labai suprasti, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje ir Rusijoje. Kopenhagoje gyvenantis ir kuriantis amerikietis Joshua Oppenheimeris jau buvo nominuotas Oskaro premijai už savo ypač garsų dokumentinį filmą Žudymo menas. Savo antruoju kūriniu apie tą pačią temą Tylos žvilgsnis jis vėl sugrįžta į Indoneziją, nes ten paliko neužbaigtų reikalų, bet šį kartą jisai nukreipia savo kamerą į nukentėjusių šeimas, į tuos žmonės, kurie yra priversti gyventi šalia ir kartu su jų artimųjų žudikais, kurie iki šiol negali pripažinti prieš 50 metų padarytų nusikaltimų. Jie visų pirma yra nebaudžiami, jie pripažįstami šalies didvyriais ir jokiais būdais nepripažįsta kaltės, nenori netgi sutikti su tuo, kad jie padarė brutalius nusikaltimus. Mes tikrai susitiksime su Bianca Kronlof, švedų filmo Nesava aktorė, ir čia ji vaidina dramatišką personažą, kuri turi išspręsti daug vidinių dilemų, kai įsipainioja į meilės romaną su dvigubai vyresniu ir vedusiu vyru. Bet Švedijoje Bianca yra sparčiai populiarėjanti komikė ir vaidina komedijų spektaklius. Į Vilnių tikrai atvyks Bilė Augustas, Aleksėjus Fedorčenko, latvių animatorė Signė Baumanė, Joshua Oppenheimeris, kurio visa mamos giminė yra kilusi iš Lietuvos. Aš norėčiau paraginti kuo dažniau lankytis Baltijos žvilgsnio seansuose, nes čia jūsų laukia galimybė ne tik pamatyti filmus, bet susitikti su jų autoriais. Visus atrinktus filmus kas nors pristatys arba aktorius, arba režisierius.